Aš jau po nuostabaus renginio Lazdynuose, kur labai dažnai kviečiu jūs renginius. Dėkoju nuostabioms moterims ir norėjau pasidalinti su tavimi. Pasirodo, daugybė moterų dar nėra meditavusių. Ir galvoja, tapyti nemoku, tai tapybą neįsiu. Į protėvių dirbtuves medituot gal nelabai moku, tai gal irgi nežinau ar galėti, bet labai noriu, bet labai nedrasu, nes dar nesu dalyvavusi. Dėl to ir esu sukūrusi renginius, kurie yra pradedantiems ir meditacijos, kurios irgi yra, pakankamai pradedantiems, ar ne, kad kiekvienas galėtų tai daryti ir galėtų dėl to nesijaudinti. Nes mano vedimas ir yra, bei programa tokia, kad kiekvienam būtų aišku, įkandama ir įveikiama ir taipogi, kad būtų rezultatas. Kad žmogus pajaustų energiją ir kad jisai jaustųsi komfortiškai ir drąsiai. Taipogi visi renginiai, kurie vyksta čia Lazdynuose, Rimi, yra labai mažos grupės tam, kad galėtumėm kuo stipriau susijungti kaip moteris, susipažinti ir pajausti bei energijas, pasižiūrėti, ką nori pasakyti kortos, pabūti kristalų energijoje ir pamedituoti kartu, pasidalinti kartu. Taip pat moterų ratas yra labai labai stiprus apskritai. Moteriški susijungimai yra labai galingi ir gali išjudinti daug procesų ir daug dalykų ir pastiprinti mus visas. Todėl jeigu kitą kartą norėsi dalyvauti ir tu gyvam renginyje arba meditacijoje arba kitam renginyje, parašyk man žinutę ir pasidalink savo iššūkiais, galbūt klausimais, dėl ko tu nedrąsu arba galbūt kas tave neramina, aš tau atsakysiu klausimus, paaiškinsiu ir papasakosiu, kaip viskas bus ir kokia yra programa, tiesiog žmonių kalba labai labai paprastai, kad tu galėtum apsispręsti, ar tu sekantį sykį dalyvausi ar ne. Taip pat kviečiu į asmeninės sesijas Lazdynuose, jeigu tu turi klausimų arba iššūkių arba kažkokių dalykų, kurie tave neramina arba kuriuos tu norėtum susitvarkyti, išsispręsti. Mes čia kristalų nuostabioj erdvėj. Pasižiūrėsime, kas slypi už tavo baimių, už tavo skausmo, už tavo liūdesio, už tavo galbūt kažkokių traumų, galbūt vaikystės ar paauglystės. Padirbsime su tuo klausimu ar ne, išspręsime jį, kad galėtum vėl laisvai kvėpuoti ir gyventi. Nes mes į šitą žemę neatėjome kentėti, kankintis, mes atėjome mylėti ir būti mylimais bei laimingais. Tai kviečiu tave nebelaukti, savaime šitie dalykai nesusitvarko, o kviečiu tave į asmeninę sesiją.